Labadiena, ketvirtadienio vasario 12 dienos žinios. Kaip sukurti puikią bendravimo atmosferą, kaip elgtis pajutus stresą ar pyktį, kaip išvengti konflikto. Apie tai galėjo sužinoti visi atėję į Vygando Pikčiūno paskaitą. Kaip dažnai mes paskęstame smulkmenuose ir nematome visumos, nerandame tam laiko. Visuomenės sveikatos biuras kartu su Visagino socialinių paslaugų centru organizavo visaginiečiams nemokamą paskaitą Bendravimo menas ir gyvenimo harmonija. Dabar, kai žmonėms sunku išlaikyti pusiausvyrą tarp pagrindinių gyvenimų sričių, ši tema išties labai aktuali. Renginys vyko socialinių paslaugų centro konferencijų salėje, kurioje susirinko daugybė klausytojų. Paskaitą vedė Vygantas Pikčiūnas, lektorius, asmenybės ugdymo ir meditacijos mokytojas. Jis veda mokymus Lietuvoje ir už jos ribų. Viena iš pagrindinių Vygando interesų sričių – žmogaus protinių galių atskleidimas, efektyviai siekiant rezultato. Jis taip pat daug laiko skiria dvasinėms praktikoms. Seminaras bus apie bendravimą, apie tai, kaip kartais mes darome klaidas bendravime, kur kartais susikoncentruojam į nereikalingus dalykus. Dažnai mes turime ypač problemą su artimais žmonėmis. Jeigu kartais mes su svetimais viskas tvarkoja, bendraujam, santykiai geri, tačiau su savo artimu žmogu mes jį kritikuojam, mes matome jo pagrindinės problemas ir tokių šiltų santykių kartais ir trūksta. Tai pamokysiu žmonės, kaip reikėtų bendrauti ypač su artimais žmonėmis, nes visa mūsų gyvenimo kaip ir esmė yra mūsų asmeniniai santykiai su artimais žmonėmis. Toliau papasakosiu, kaip reikėtų atsipalaiduoti ir pakelti savo energiją, kad kažkas tai eini, pavyzdžiui, sugadina tau nuotaiką, kaip reikėtų greitai ir dabar pakelti savo nuotaiką. Taip pat pamokinsiu atsipalaidavimo pratimų. Dažnai mes neturime laiko, esame labai užimti, esame labai užsiėmę kažkokiais tokiais neypatingai svarbiais dalykais. Ir svarbių dalykų mes kaip ir nepaliekam laiko. O šiaip seminarus vedu jau virš 10 metų ir į Visaginą man visada smagu atvažiuoti. Esu čia prieš 3 metus vedęs seminarus, ten buvo tokie moterų grupės. Mes leisdavom labai smagiai laiką, dainuodavom, šokdavom, mokindavomės, kaip reikia save vesti, pristatyti. Viešo kalbėjimo buvo pamokos apie laiko vadybą, tai turiu gerą prisiminimą. Labai nuostabus Visagino žmonės, kurie yra labai atviri, nuoširdūs, kartu jie yra drąsūs ir, sakykime, išsilavinę ir muzikalūs. Prieš paskaitą socialinio darbo organizatorė bendruomenėje Loreta Grigaliūnienė ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Svetlana Davainienė padėkojo visiems susirinkusiems ir palinkėjo gerai praleisti laiką. Tuo labiau, kad paskaitos tema įdomi ir reikalinga. Klausytojai tam pritarė. Mokėti tinkamai bendrauti mūsų greit bėgančiame gyvenime labai svarbu. Pirmiausia, Vygantas Pikčiūnas pasakė, po sunkios darbo dienos mes nieko neskaitysime, nerašysime, tiesiog atsipalaiduosime ir puikiai praleisime laiką. Iš tikrųjų, taip ir buvo. Nuo pirmų minučių lektorius užvaldė auditorijos dėmesį ir pateikė medžiagą taip įdomiai, prieinamai, nebanaliai, kad vargu ar kas nors liko abejingas. Linksmi praktiški atsipalaidavimo pratimai, kurie nuramina ir pašalina susikaupusį stresą, iškart suteikė visiems daug teigiamų emocijų. Smagūs ir įdomus buvo greito poilsio ir gerosios energijos gavimo pratimai, kiti naujausi psichologiniai metodai, padėsiantis pasinaudoti savo vidiniais rezervais. Pagrindinė mintis, kurią lektorius norėjo paskleisti tokia: jeigu žmogus nori būti laimingas, reikia teigiamai nusiteikti, pozityviai mąstyti, pažvelgti giliau į savo vidų ir atrasti tikrąjį aš, kurio gali didžiuotis kiekvienas. Tinkamai žvelgti į save, į kitus, į savo darbą ir pomėgius. Ieškokite gerų santykių, įdomių užsiėmimų, mažiau kritikuokite, daugiau šypsokitės ir būsite laimingas. Štai tokį laimingo gyvenimo receptą gavo visi šios paskaitos dalyviai.